galėjo šitaip sugadinti žmogui gyvenimą. Ir ne tik žmogui, visai šeimai. Juk jis galėjo trenkti į koją, galėjo su beisbolo lazda užgauti ir viskas, pinigai būtų atiduoti, nes tai yra akimirka streso, kada tu viską pamiršti, ar ne, ir jie galėjo viską pasiimti. Bet kam reikėjo atiminėti žmogui gyvybę? Ačiū Dievui, kad gyvybė nebuvo atimta. Jeigu Zamolskis grįžtų į Lietuvą ir jis būtų teisiamas čia Lietuvoje, galimas daiktas, kad jūsų tėvui tektų vėl viską išgyventi teisme, jam tektų liudyti, ar jūsų manimu jam tai nebūtų per sunkus išgyvenimas? Iš tiesų nežinau, mano tėtis labai stiprus. To stiprumo, to psichologinio stiprumo, kai aš kartais pagalvoju, kad po tokio įvykio aš turbūt būčiau palūžusi pačioje jaunystėje, gražiausiose amžiuose, pajausti, kad tu guli subintuotas, vaikščiot negali, tau staiga padarė operacijas galvos, tai yra labai baisu, bet jis visą tai priema labai stipriai. Ir nežinau, galbūt tai būtų išbandymas. Ačiū, kad atvyko šį vakarą pas mus į studiją ir pasidalinot savo išgyvenimais. Tai Gerda Morozovienė, inkasatoriaus Arvydo Zavesko duktė. Na, mes toliau tęsime info dieną ir pakalbėkim kiek kitomis temomis, nes štai Teisingumo ministras Juozas Bernatonis prieš 13 metų vadovavęs Vidaus reikalų ministerijai prisimena, kad Zamolskis tuo metu buvo kaip reikiant įbauginęs visuomenę. Jo paieškos buvo aptarinėjamos aukščiausių lygių, o pats Zamolskis įvardyjamas kaip profesionalus samdomas žudikas. Kaip pamenat, buvo vienas iš garsiausių tokių nusikaltėlių, kurie